Sveiki visi. Aš esu Domantas ir esu atsakingas už anglies ūkininkavimo programą Lietuvoje. Ir džiaugiuosi galėdamas jūs visus pasveikinti dar vienam Soil webinare. Ir kaip tikriausiai patys žinot, jūs ūkininkai, kad šiemet tikriausiai daugelis iš jūsų susidūrėte su drėgmės pertekliumi, kuris turėjo rimtų pasiekmių dirvožemiui, sėjai ir busimiesiems derliams. Tai dar kartą primena, kad svarbu kalbėti apie dirvožemio būklę bei jo atsparumą. Mūsų tikslas yra padėti ūkininkams geriau suprasti, kas vyksta dirvožemyje ir kartu ieškoti sprendimų, kaip atkurti jo gyvybingumą ir ilgalaikį tvarumą. Tokius renginius organizuosime nuolat, kad galėtume dalinti su jumis aukščiausio lygio turiniu ir praktinėmis įžvalgomis. Ir šiandien webinarą ves mūsų naujas agronomas Tautvydas Beinoras. Jis taip pat yra Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos vadovas ir pasidalins patirtimi ir sprendimais, kaip tvarkytis su šių metų iššūkiais. Tai malonaus klausimo ir Tautvydai perduodu žodį tau. Dėkoju, Domantai, dėkoju. Labas vakaras visiems. Šiandien tada pašnekėsim tą temą, tokia buvo iš anksto čia paskelbta, apie drėgmės pertekliaus problemas, ką susidūrė, sąžiningai pasakyti, Lietuvoje šiais metais skirtingai buvo. Vieni regionai daugiau to lietaus turėjo, kiti mažiau. Vieni su javapjūte susitvarkė gan pakankamai gerai, sakė, be jokių problemų, laiku. Kiti vargsta, kiek girdėjau, Žemaitijoje dar ir iki šiol. Ūkininkai dar turbūt kulia, tokias kviečius kultūras, tokius turiu galvoj, ten, kad pupos dar likę nekultus, kukurūzai kokie, tai čia dar kukurūzam nelaikas. Bet tos pasiekmes, tos drėgmės, tie pertekliai tokie pastoviai atsiranda iššūkiai, tokie gamtos, pastoviai jie yra. Kiekvienais metais vis kitokie. Atrodo, jau viską patyręs, bet čia ateina metai ir vėl kokie nauja ten išmeta kokio nors ten iššūkį, kur reikia paskui tvarkyti su jais. Tai tas drėgmės perteklius šiais metais iš tikrųjų tokia didelė problema. Prasidėjo jau iš karto, kaip metai drėgni buvo nuo pat pavasario. Paskui vasara tokia lietinga, paskui ir ruduo dabar nepalieka dar kai kurių, kaip ir minėjau, ūkių. Tai jeigu pradėti taip, vis tiek visame kame yra dirvožemis. Ir šiandien taip turinis toks lengvai per ką prabėgsim, pasakysim, po to vaizdais tą sudėtingą situaciją, kaip atrodo, žala dirvožemį ir jo organizmams, kurie yra, sprendimai čia ir dabar, tokie, ką daryti, ne taip ilgalaikiai perspektyvai, bet ką galima padaryti, kai jau turi bėdą, pasidaryti ten lauke, prisiminti. Ir tokie praktiniai patarimai. Po to ilgalaikį perspektyvai, nesuprantam, kad tai buvo padaryta žala dirvožemiui ir ką daryti, kad ilgalaikį perspektyvų to nebūtų, kaip susitvarkyti, kad dirvožemis iš vis būtų gebus atlaikyti techniką. Ar tai įmanoma? Klausimas, ar tai įmanoma padaryti, kad jis lietus lyja, ten gebėtų ir 100 ir daugiau milimetrų vandens sugerti per valandą, skaitykime, ar tai įmanoma dirvožemiui. Taip, gera dirvožemio struktūra. Kas tai yra, kaip ją sukurti ir išlaikyti, ir tiksliosios agropriemonės, tikslingos kokybė dirvožemių pagerinti, ką daryti. Ir paskui jau paskutinis, aš galvoju, diskusija, klausimai, atsakymai. Taip, kad tokią prezentaciją kaip darysiu, eisiu, pasakosiu patirtimi, pasidalindamas kartosius, aišku, ten jūs ir daug kas turbūt ir žinot, ir susidūrė, nieko naujo čia, kai pagalvoju, bet tas, kaip sako, kartojimas yra mokslo motina. Tai kartoji ir vis kiekvieną kartą, man pačiam taip yra, kiekvieną kartą kažką vis tą patį skaitydamas ar žiūrėdamas, vis kitaip išgirstu, pamatau to, kad atrodo pirmą kartą negirdėjau, nors atrodo informacija ta pati buvo. Tai čia tokias tas turinys ir ta tokia, tie klausimai, kaip sakau, kad aš iš karto, kad gal taip nebus klausimai, neužduokit iš karto, čia te galite rašyti, jeigu kokie iškils. Bet taip, kad paskui nesikartoti, nes aš galvoju, gal paskui ir pasakysiu, kokius jums klausimas iškilo, iki galo išklausysit, gal bus atsakymas. Jeigu ne, iki galo neišgirsit kažkokių, tai bus galimybė tikrai gale arba čia rašyti klausimus. Man gal tada Laurinas padės tada su paskaitimais ir atsakysim paskui. Tai tada galim pradėti čia tokią nuotrauką irgi reali dešinėje iš šių metų, iš Lietuvos, čia turbūt vaizdų iš interneto. Patvinę upeliai.
ir upeliai patvino visi laukai. Patvino upeliai, kodėl upeliai patvino, dėl to, kad labai daug vandens iškrito ir upeliuose vandens daug prisikaupė ir išėjo iš kraštų. Kažkaip atrodo normalūs tokie procesai vyksta. Taip ir turi būti. Kiti vaizdai iš laukų, nuotraukos irgi iš interneto. Čia Lietuvoje vaizdai, čia tas kukurūzai, kur paskendę, čia tas laukas kviečių nekultas vandenyje, daržovės, braškės čia apačioje irgi iš interneto. Čia dirvožemio pavyzdžius ėmė žmogus ir balus reikia įvažiuoti ir imti. Ir kaip tą padaryti, čia aplenksi tas balas, apvažiuosi kažkaip. Ir dabar jeigu žiūrėti tas motociklas, kur stovi vanduo lauke, tai čia yra problema. Tokia daugiau galima sieti, podirvio galėtų būti, ne drenažų, nes toks vanduo po laiko jisai susigers. Tos kitos nuotraukos, kaip patvinė, čia nesimato, bet tikėtina, kad yra šalia upelio arba šalia kanalo. Nes iš kanalas patvino ir žemesnis vietos šalia kanalo išėjo iš kraštų ir patvino laukai. Ten ant kalno kaip ir vandens nematyti. Nes čia taip, kad būtų lauke pas mus dar neteko taip matyti, jeigu vidury lauko va, tokie prūdai tokie plaukiotų. Kaip sakau, va, tokie mažos balūtai taip yra, kaip čia tas motociklas, kur stovi, bet kad būtų lauke tokie ežerai didžiuliai tokie, dar neteko matyti. Čia tai tikėtina, man aš sakau, kai žmonės dalinosi ir rodė, kad su laiveliais plaukioja, tai tikrai plaukiojo šalia kanalo išėjusi iš kraštų. Bet kodėl kanaluose vanduo susikaupia, irgi čia tokia problema, kur diskutuotinas klausimas, anglai irgi tą problemą sprendžia, nes jeigu iš aukštumų ateina vanduo upeliais į apačią ir patvinsta žemumos, žemupiai, tai ten kodėl jie patvinsta, todėl kad viršui nesugeba sugerti vandens dirvožemiai. Jau mokslininkai teigia problemą, tai pripažinę, kad problema yra dirvožemio negebėjimas sugerti vandens aukštupiuose, kad nebūtų, nenutekėtų nuo paviršiaus į kanalus ar upelius ir tekėtų žemyn. Ta problema, čia vėl apie dirvožemį. Taip padiskutuosim paskui giliau apie tai. Čia dar iš laukų, jau pjūties metu, balos technologinėse stovėjo tie patys liūnai. Po kombainavimo prilyjo, kaip sakiau, įvairiai buvo, kad lyjo ir prieš kombainavimą, kai kur patvino, kai kur paskui buvo gan normalios sąlygos kombainuoti, niekas neklimpo, pravažiavo, buvo lietus po kombainavimo. Buvo čia ir išgulę pasėliai vandenyje, irgi čia iš Lietuvos ūkių nuotrauka. Tokie, kur jau aišku kokybė prarasta grūdų. Čia jau tokio balai, kai gulė, tai tikėtina, kad ten nieko nebus. Ir kažkai dar mačiau tokių laukų, kur net nesugebėjo paimti kai kurie ūkiai. Tų pasėlių peržėlė, paskui jie patys sudygo, peržėlė nekultūriniai augalai. Ir tas vaizdas tai toks iššūkiai geri buvo šiemet. Po to, kas prasidėjo kulimo metas, kombaininiai važiuoja, ratiniai kombainai klimsta, daugumoje, kur tai buvo, irgi dalinosi daug žmonės, kai kurie dalinosi vikšriniai, kombainai su vikšrinė važiuoklė, mažiau problemų, pravažiuodavo, dar jeigu galinis tiltas varomas, tai iš vis jie važiuodavo beveik per balas, net kažkokį paklampodavo, bet taip neišklampodavo, nes čia taip atsitinka, kada jau klimpo technika sunki, įvažiavo, dar bandė važiuoti, jau klimsta, paskui reikia dar traukti su keliais traktoriais ar su kažkuo, jeigu mažesni kažkokie. Ir kas atsitinka, čia kaip nuotraukai matyti apačioj, podirvis išverstas į paviršių. Jau tas sumaišyta čia su visų to gerų dirvožemių ir šutinių, išminta, gan giliai būna ir iki pusės metro priklimpę, jau ryškios problemos. O ką daryti taip greitai atrodo, kai šlapia, tu nieko čia nepadarysi. Ir palieki, kol išdžius. Reikia pirmiausia laukti, kol išdžius ir paskui bandyti kažką daryti, tai pakalbėsim. Taip, kas nutinka, kai dirvožemis išklampuojamas? Tokia, kaip bandžiau įvardyti, tokia ekonominė žala, po to ilgalaikė mechaninė žala dirvožemiui ir biologinė žala. Ta ekonominė žala, tai ta prasme, kad atrodo, suprantu, reikia tą derlių paimti, bet kartais taip galvoju, aišku, kaip neturi kombainų, gal kiekvieno ūkio situacija skirtinga. Reikia paimti, ten oras prognozijos rodo, kad kažkokio oro dar blogesnė, tai taip ir žmonės atrodo skuba, klimsta į tos laukus, važiuoja, nors ryškiai matosi, kad per šlapę važiuoti. Įvertini gal tą žalą, tą dirvožemio būsimą, tą jo atstatymo žalą, nes jam atstatyti reikės pinigų, reikės čia su rimtais padargais padirbėti, jeigu podirvių porentuvais važiuoti, kas geriausias būtų variantas. Kitas variantas ten užlikščiuoti, nors kažkaip užlyginti, kad galėtum po to kažką padaryti, kad į tas duobes nesidaužyti. Bet jeigu tik užlyginti giliai, čia jau reikia giliai išpurenti dirvožemį, nes jeigu klimpia giliau, kuo giliau, tuo giliau reikia, tas jau padas toks klimpimo vietų jau susiformavęs. Jeigu dar šlapia, tai ten, žodžiu, problemų sukurtus ateičiai čia geros.
Ir ilgalaikį mechaninį, va, ta žala dirvožemiui, tų sumaišymas tų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis sumaišytas su apačioj. Nors, aišku, tas gaunasi, jeigu žmonės aria, tą arimą dar kas taiko ūkiuose, tai jie tą patį irgi padaro su gilesniu arimu, tai tą tokią negyvą dirvožemį, na, tai iš podirvių jau tokį šviesesnės spalvos, ten tokį išverčia į paviršių ir tą visą juodžemį padeda į apačią. Tai vėl kas praktikuoja dar tą arimą, tai okay, ten žmonės turi jų pasirinkimas, bet mano supratimu tai jau yra, nu, jeigu žvelgiant iš anglies kaupimų dirvožemiuose, nu, jeigu norima kuo daugiau anglies sukaupti, tai tas arimas nepageidautinas yra. Ir yra kitokių minimalių dirbimų, yra juostiniai dirbimai, yra tiesioginės, bet čia irgi trumpai apie tai priliesim paskui. Tai biologinė žala, tai suprantama, kad dirvožemis yra gyvas organizmas, mano supratimu, viršutinės dirvožemis ten yra mikroorganizmų namai, jie jos kūrė, jie jos daro, sliekų urvelių prisidaro, gyvena visokiausia nuo mikro iki makro, tų, kurių mes akimis matom, ūriukai, visokie vabžiai, vorai, erkutės visokios, nematodos gal galėtume pamatyti, sliekus ir paskui tie visi nematomi, kur yra bakterijos, grybai. Grybus irgi matysim, bet vis tiek tie tinklai jų kokie po žemė, mes net neįsivaizduojam, kiek jie ten visko pridaro. Ir toks va, dirvožemio pravažiavimas, išmindymas čia viską išdrasko, viską išgadina, išpjauna, nu, ištrina, išmakuoja, sulaužo, sudaužo. Žodžiu, nepageidautinos tokie dalykai, bet jie atsitinka. Ir ką daryti? Taip, ką daryti? Yra tokie pirmiausia tokios priemonės, čia ir dabar, kaip sakau, jeigu yra galimybė, tai yra podirvių purentuvai. Aišku, jie nėra pigus variantas, didelės bendrovės, dideli ūkiai gali savo leisti turėti turbūt, bet gal ir mažesni turi, nu, tokie ar vidutiniai ūkiai, bet tokie visai mažesni, tai turbūt per brangu turėti tokį padargą, jeigu ten panaudoji. Iš savo patirties galiu pasakyti, mes 5000 hektarų, kai dirbom, tai turėjom tą 7 kojų tokį podirvių purentuvą, bet irgi jis buvo brangus, nes reikia, kodėl brangus, dėl to, kad reikia galingo traktoriaus, kad jį temptų. Jeigu tą padą galima, ten jis yra, šiaip tai arimo padas būna maždaug apie 20-25 cm. Nu, kiek arimas ir čia truputį giliau susiformuodavo. Bet kai patikrini tą kietį dirvožemio, tai būna net iki 30-5 cm gilyje tas pakietėjimas toks. Tie padargai gali mechaniškai pasiekti iki 40, priklausomai nuo konstrukcijos, kai kurie gali ir iki 45 cm tą gylį tokį purentą dirvožemį. Bet jau tiek, jeigu kojų daugiau, tai labai daug arklių reikia, arklių galios galingo traktoriaus. Tai va tokie mechaniniai yra taip pat biologiniai. Tarpinių pasėlių auginimas, sudarant augalų mišinius su augalais, kurie turi gilę šaknų sistemą, tokia tvirta, tai galėtų būti liucernos, galėtų būti ridikai gilę šakniai, galėtų būti netgi ir tie aliejiniai ridikai, galėtų būti cikorijos, tokie kaip augalai, neįprasti pas mus kaip tarpiniam pasėliam, bet jie tokia gilę šaknų sistemą augina ir labai stipriai, jie taip auga natūraliai ir prauga tos tokius padus, jie gali sulaužyti. Ir čia kaip apatinė nuotrauka, čia tokia parodyta va, ta šaknų sistema, skirtinga kiekvieno augalo, varpiniai turi maždaug kuokštinės tokias, arčiau paviršių šaknis daugumoje tokias, bet jie irgi labai daug šaknelių priaugina, kai kurie kiti augalai turi tas liemeninės gilės šaknis, kurios auga gilin. Ir jos, va, tos, va, būtent tokių augalų mišiniai būtų pageidautiniai, ne kad vieną pasimė kažkokią idėją, bet va, mišiniai, kad būtų ir tie paviršiuje šaknų daug turi, kurie ten tą formuoja, tą tokį sluoksnį suriša dirvožemį ir šutinį, tą puresnį sluoksnį, ypač tie priklausomai nuo dirvožemių. Moliam būtų gerai va, tą turėti, tą molius pagerinti ir tų visokių reikėtų tikrai šaknų ir tų gilė šaknų augalų ir tų, kurios paviršiuje formuoja daugiau šaknyną. Tai agrocheminiai, kalcio magnio santykis, kas svarbu, irgi sukietėjimas čia apie padus, apie dirvožemio tą kietį, jeigu kalbėti ne apie padą, jeigu kalbėti apie kietėjimą, sukietėjimą, tai teigiama, kad kietas dirvožemis tada, kada yra daug magnio. Kalcio magnio santykis yra mažesnis, kalcio yra daugiau negu magnio, bet yra pakankamai daug magnio. Tada tas susiformuoja labai kietas dirvožemis, poringumas jau būna blogas, jis sukietėja, mažai oro, tada jeigu užima tas tarpelius, kur yra lietaus metu kažkoks vanduo, tada visai orui vietos nebelieka, visai nėra. Ir tada augalai kenčia, šiemet, manyčiau, tokia problema ir buvo su derlingumai žeminių kviečių, ypač su ten saiko svorio nebuvimu. Mano supratimu irgi, kaip sako, kad žmonės, kad dirvožemiai dėl to, kad per drėgni buvo, ne dėl to, kad karšta, nes galėdavo dėl karščių kažkokiais metais, bet šiemet nėra tas variantas, tai dėl to pertekliaus drėgmės, tai oro trūkumas buvo. Brendimo metu buvo trūkumas oro
ir kažkaip augalai, tai jų augimas toks kaip ir sustojo, medžiagų apykaita turbūt sulėtėjo labai ir neprinešė maisto medžiagų pakankamai grūdus, nors tręšimai ūkiai kai kurie darė per lapus, ten tręšė azotą, kokybę turėjo, baltymus turėjo, glitimą turėjo, bet natūros neturėjo, bet grūdų tūkstančių, saikų svorio neturėjo, o smulkus grūdai buvo. Tai va tas smulkus grūdai, kodėl lik ir suformuota grūdų, logiška, tada nes derliai geri buvo, gan aukšti. Lik ir suformavo derlių, bet dėl to, kad smulkus grūdai ir derliaus netekimas buvo fizinis ir tas svoris, saikas prarastas. Ir nesusiję tiesiogiai, saikų svoris būtų didesnis, būtų derlius didesnis, nes būtų stambesni grūdai. Tai tas organinių trąšų naudojimas, čia irgi tokios priemonės, kurios ilgalaikį perspektyvą, biškai ilgiau žiūrėti, kaip tą dirvožėmį padaryti. Pirminėsiai tokios, kas yra tas mechaninis toks atrodo. Turim problemą ne su lėkštėm, kaip sakiau, ne su kažkokiais sekliais skutikais, tas jau gilias provežės, jeigu norima panaikinti, tai jau reikia tokių rimtesnių padargų. Čia dar tokių variantų jų yra įvairių. Tas podirvių veikimo principas toks irgi, čia visi turbūt supranta, sakau, jeigu kažkaip atrodo, kad kartuoju arba kažkaip kalbu čia tą, ką jūs jau žinote, kaip sakiau, geriau dar kartą išgirsti, gal kažką tokio kitaip išgirsit. Tai kaip ir minėjau, gylis gali būti nuo 15 iki 5, čia taip rodo, jisai tokia, čia elementari konstrukcija, tokia koja, tokia pagrindinė, gali būti įvairių tų kojų, paskui dar parodysiu nuotraukų, gali būti tiesius, gali būti lenktos, gali būti su tokiais sparneliais apačioj. Tai kuo giliau atrodo, kad norisi, kad kuo mažiau išspręstumėm problemą, bet kuo mažiau paveiktumėm tą patį dirvožemio struktūrą, natūralią tokią, kur yra. Jeigu turiu galvoje, nes mes juo važiuojam, galim važiuoti ne iš vis tas sugadintas vietas, bet ir visą lauką. Kaip sakiau, jeigu sukietėjimas būna ar padas kažkoks podirvis susiformavęs, tai reikia visą lauką važinėti. Nebeužtenka ten pravažiuoti tik tų vietų blogesnių ar technologinių vėžių. Reikia visą lauką važiuoti. Tai jeigu visą lauką važiuoti, pageidautina, kad būtų mažesnis pasipriešinimas, tas kojos turėtų būti siauros, jos turėtų būti tvirtos, bet tokius siaurus. Yra tų variantų, yra čia ir australų ir kitų šalių, kurie pievose naudoja juos labai naudoja, pravažiuoja pievose, pravažiavo per pievą, net nesimato, kad važiavo, ten jokio žemės išvertimo nėra, išvertimo, netgi sumaišymo ten, jis pakelia tą sluoksnį, kaip ir čia matyti, priekyje tas padas tamsesnis, paskui jis tą koją pakelia tą žemę, prapurena paskui ir taip krenta, jis kai pravažiuoja, taip nukrenta. Ir tada sustrukinėja tie sukietėjimai ir tada augalų šaknim žymiai lengviau augti. Vandeniui prasiskverti, išlaikyti ir visiems kitiems. Ir oras lengviau įeina į dirvožemį. Kaip minėjau, pagrindinis tikslas šito aparato važiuoti, kai reikia orui leisti dirvožemį. Kada mes neauginam, pavyzdžiui, tarpinės kultūras, jeigu auginam, tai viskas gerai. Ilgalaikį perspektyvai to aparato, mano supratimu ir mūsų patirtis, jeigu turim bėdą šiandien, tai reikia kažkaip greitai spręsti. Augalai taip gali greit nesusitvarkyti. Tai va toks mechaninis pravažiavimas, jeigu yra tokia galimybė, aišku, jeigu nėra ir kitų nuomotis ar skolintis ar kažkaip, tai žiūrėti galimybę, nes tikrai ūkiai turi, kai kas, ne visi turi, bet yra kas turi. Važiuoja, sprendė tą problemą čia ir dabar mechaniškai, o po to jau išsprendė, atrodo, sulaužiai, kad jos nebesukurti, tada vėl reikia galvoti, ką daryti. Ar vėl minti žemę, ar arti ją, ar ten vėl intensyviai dirbti, ar tada gal pradėti minimaliau kažkaip ją judinti, auginti tarpinius pasėlius ir leisti gamtai natūraliai tos kanalus, liekai kaip kanalus kokius suformuoja. Ir čia dar apie juos, kad jų variantų gali būti įvairių. Čia kairė pusė toks lenktas, čia mes kažkaip turėdom, jis irgi gali giliai įeiti, bet vėlgi dešiniai nuotraukoje reikia didelių tų, kaip minėjau, daug arklių. Nes kuo daugiau tų kojų, tuo daugiau tų arklių reikia. Aišku, gali būti ten 3-4 kojos, bet kaip kitoj nuotraukai parodysiu, važinėti galima tik technologinės, apatinė nuotrauka, čia išvažiuoti dviežes, jeigu yra, nebūtina gal visą lauką. Nebūtinas, nes brangia operacija, jeigu ten nėra to pado, tai nebūtina ir važiuoti, tai verta pasitikrinti, ten yra prietaisai, netgi paprasti šampalai tokie, be jokių ten gal ir manometrų tokių, spaudi žemę ir jauti, kaip tas lenda šampalas, ar jisai sunkiai spaudžiasi, ar lengvai, čia toks labai jau paprastas, toks rankinis toks tas būdas, bet yra tų tokių rimtesnių prietaisų, kur jau skalės yra ir rodo, kada tau jau ten dirvožemis pakankamai geras dar. Taip atrodo, pasipriešinimas nėra didelis, arba jeigu jis jau atsiranda, tai rodo, kokiam gylyje jis yra, tas verta gylį nustatyti, kokiam yra, nes tada su tuo padargu važiuoji arba kiam centimetrą, 30 ar 25 užtenka. Jeigu užtenka 25, nereikia važiuoti giliau.
Tai čia visokie variantai važiuoti per išdirbtą žemę galima, kaip kas, galima per ražienas. Čia kaip pravažiuoja, kaip matosi tas apačioj vienas žundyras, kur važiuoja, tai čia taip nesimato net, kad pravažiavo, kaip minėjau, konstrukcija tokia jų yra siauri, pakankamai pravažiuoja, jie atrodo nieko nepadarė, ten po to mes galim važiuoti, dirbti, ką norim, tiesioginę sėją daryti, jokių problemų čia atrodo, nieko nesugadinom, nei dirvožėmio paviršiaus, nei ką. Taip, tokie variantų pasirinkimai dideli yra. Bet tas prietaisas, kol perinam laikotarpį, jeigu jau iš arimo sistemos ar iš minimalų dirbimo galvot perėti tiesioginę sėją, ne apie nutilą kalbu, apie tiesioginę sėją, tai okei, tada kažkaip va tokį padargą, jeigu mes ten dar tų tarpinių pasėlių nedaug auginam, tai tas aparatas reikalingas. Šitoks būtent padargas reikalingas, kad paspartinti tą. Nu, nes kaip ir minėjau, deguonies trūkumas yra viena iš pagrindinių problemų, kas dabar atrodo laukose yra pas mus. Dėl to, kad suspaustas dirvožemis per daug. Taip, ar galima čia dabar tų problemų išvengti, tokios trumpalaikiai, kaip sakiau, greiti tie sprendimai, tai vadie mechaniniai tokie, bet ar galima išvengti, tai galvoju, taip galima, ilgalaikį perspektyvų, ilgalaikiai vėl tas atrodo žmonėms toks klausimas, sako, kas bus, jeigu čia po kelių metų ten man gal kažkaip pradėsiu kitaip dirbti, čia nepasiseks, ten ūkis bankrutuot gali. Nu vėlgi, kiekvienas asmeninis sprendimus daro, žmogus galvoja, pasiskaičiuoja, pasižiūri, jeigu šiandien tą, ką daro, jam gerai, kaip ir sakau, jeigu gerai, patenkintas ekonominiais rezultatais, taip atrodo, ten viskas derliai geri, dirvožėmis geras, vandens nestovi ten, kombainas gali važiuoti neklimdamas, tai tada gerai, galvoju, gal tada nereikia jokių pokyčių nei daryti, nei galvoti kažką. Bet toks, jeigu stebėjimas atsitinka, kad jau pradedi pastebėti, gal nereikia klimti, nereikia tos avarijos patirti, kad suprasti, kad greitai važiavau kažkaip. Tai reikia gal tokį jau iš anksto nuspėti, jeigu matau, kad kažkokia simptomatika atsiranda, kažkas negerai. O kas negerai su dirvožėmiu? Sako, degradacijos dirvožėmio pas mus teigiama, kad pasaulyje dirvožėmė apie trečdalis maždaug dirvožėmio Europos apie 5 procentų jau yra degraduoja. Jie yra pažeisti erozijos, vienaip ar kitaip degradaciją patiria. Lietuvoje kažkur buvo radęs skaičius tokius, kad net iki 70 procentų. Kažkaip yra tokie, kurie linkia jau į tą eroziją vienokią ar kitokią ir irgi didelė dalis yra jau kaip teigiama, kad degraduoja. Ką reiškia degraduoja? Daug žmonės paskui supyksta ūkininkai, ne kartą girdėjau, sako, nesąmonės kalba, čia dirvožėme viskas gerai, niekas čia nedegraduoja. Paskui mane viskas gerai. Tai va ta degradacija irgi yra trijų tokių lygių. Fizinė degradacija, tai erozija vandens vėjo, po to užplakimas dirvožėmio, pluto susidarimas po kokių lietų, skilinėjimas, biologinė, tai kai organinės medžiagos mažėja, cheminė, tai kai rūgštėt pradeda dirvožėmiai, arba cheminė tarša atsitinka. Ir visos tos erozijos, va dabar galvoju, taip sąžininkai įsivertinti, sėdės, ar dirvožėmis klausiu, žmogus, dažnai su ūkininkais diskutuojame ir klausiu, sako, pas mane gerai, arba kažkas jau yra, klausiu, ar pas tave jos metu dulkių būna, kai tu sėjai, išdirbi žemę, ar ten dulka tie dirvožėmiai, ar jie po kokio lietus, kai būna stiprus, jau po sijos ar po išdirbimų, ar pluta susidaro, ar grumstai, kaip žiūri jie, kokie jie atrodo tokie gražus, byrus, ar jie tokie linkę į gabalus sušokti. Ar po to vanduo, po lietaus stovi tos balos ant paviršiaus, kiek greitai susigeria. Jeigu yra nors vienas iš tų simptomų, tokių vanduo stovi, dulka, tenai plišinėja, tai jau simptomatika, ta mechaninė erozija yra. Aš nekalbu apie nusiplovimus nuo paviršiaus, kai būna tenka matyti nuo aukštesnių vietų į žemesnes, tokie, kai liūtis stipresnis ir nuplauna, išneša visą sluoksnį tą viršutinį dirvožėmį. Tokių pridaro vagų, net Lietuvoje sumačiau, ne vienoje vietoje tokios, kai būna stiprus lietus, ypač kai intensyviai žmonės žemę dirba. Tai va tie išnešimai dideli, tai čia erozija yra. Jeigu atsitinka, nors tie mažesni simptomai, ta pluta atsiranda, neturi jos būti. Logiškai tos plutos neturi būti, jeigu viskas gerai ūkininkaujama, dirvožėmio principų laikymasi pagrindinių, tai neturi tai būti. Tai čia nėra normalu. Taip nereikia priimti kaip normos, kad čia viskas gerai, čia taip ir turi būti. Nes pas visus taip yra, taip neturi būti. Jeigu pas visus yra, tai visiems blogai. Ilgalaikį perspektyvai bus nekas. Ta prasme, dirvožėmiai degraduoja. Ir jeigu taip jau žiūrėti, mes norim riziką mažinti, meteorologinių sąlygų, klimatas keičiasi, čia kalba.
Tai jeigu norime kažkaip mažiau priklausyti nuo šitų išorinių faktorių, nuo lietų, nuo visų tų sausrų, tai dirvožėmis labai svarbus, ta jo išsaugojimas, ta jo struktūros pagerinimas yra labai labai svarbus. Ir mes galim tikrai sumažinti riziką. Neprivalo tas oras mus įtakot. Jis kad ir keičiasi, kad ir kažkaip, jeigu bus geras dirvožėmis, daug mažiau įtakos. Jeigu jis bus gebus kaip kempinė, išlaikyti vandenį, bus gebus neskilinėti, nesudaryti plūtos, išlaikyti savo struktūrą. Nu, mes mechaniniais būdais, jeigu neįtakosim, to negadinsim, tai bus labai didelė tokia didžiulis pliusas ateičiai, jeigu pažiūrėt. Ką reikia dar padaryti, suaktyvinti mikroorganizmų veiklą, padidinti bioįvairovę, čia turime galvoje augalų skirtingos augytis, sėjomaina, tarpiniai pasėliai turi ateiti, čia visa sistema, sistemiškai reikia žiūrėti, neužtenka vien kažkokiu vienu dalyku padaryti, jeigu darai, reikia viską daryti, jeigu nori ilgalaikės tokio stabilaus tų pokyčių. Mineralinių trąšų pakeisti ir organinėmis, jeigu galima ne iš karto atsisakyti, bet mažinti, bet tikrai irgi praktiškai esu girdėjęs ne vienas ūkis ir daug atsisakė jau tų mineralinių trąšų, mažina ypač azotinių trąšų kiekius, mažina, ir net girdžiu paskui pasidalinimų žmonių, sumažino kiekius azotinių trąšų, jeigu kviečiam žemynėms derlius gauna geresnius, negu, pavyzdžiui, palyginti su kitais praeitais metais. Tai reiškia, kažką žmogus padarė jau gero. Jeigu gali su mažesnėm azoto normom didesnius kviečių derlius gauti, reiškia, mineralinis trąšos nėra tas dalykas, kuris nuo kurio priklauso derliai. Šioje vietoje dirvožėmis, jo organika, jo organinis azotas jame, kuris yra daug svarbesni negu mineralinis trąšos. Bet kad jų būtų, mums reikia pasistengti biškį padirbėti. Taip ir sumažinti priklausomybę nuo agrochemikalų, čia visų agrochemikalų. Man teko ir ekologijai pasidarbuoti praktiškai, tai kažkaip, kai pamačiau pirmą metą ten į ekologiją perėję, pamačiau kviečius, čia vieną rudenį, net pats buvau nustebęs, kokie į pavasarį jau buvo, žieminiai kviečiai ir taip, kai pamačiau augalus, kokie jie švarūs, be jokių stresų, nu, tie pasėliai nebuvo geri žieminiai kviečiai, jeigu sąžininkai pasakyti, tais metais jie tokie ruduo labai sunkus buvo, ten sėja tokia sunki, bet pavasarį, kai paskui atrodė jie tokie, tai labai švarus ir aš kaip pats savo taip tikrai nustebęs buvau, kad, sakau, nemačiau niekada, kaip dirbom su chemikalais, tokių švarių pasėlių, nes paskui juk visi ir sako, chemikalai stresuoja augalus, mes nematom to stresų, herbicidai, fungicidai, augimo reguliatoriai, visi stresuoja, visi duoda stresą mažesnį, didesnį, nes tai nėra natūrali priemonė, augalam taip kažkur natūraliai augant, taigi negauna tokių, nebent iš dangaus kažkas nukrenta kokie tenai. Bet va, tas stresas augalui, kurio mes nematome, netgi nuo mikroelementų kažkur, nuo herbicidų, tai jis yra didelis. Sikoceliai tai pats baisiausias dalykas yra augimo reguliatoriai. Čia pagal vokiečius tokius tyrimus irgi teko girdėti. Jeigu ūkio atsisakyti, tai pirmiausia augimo reguliatoriai reikia galvoti, kaip atsisakyti, ypač sikocelių. Nes tas baisiausias dalykas ir jisai šiaip lieka grūduose, išlieka likučiai sikocelių. Tai galite įsivaizduoti, koks ten chemikalas. Taip ir dabar apie dirvožemio tą sudėtį. Kodėl svarbus tos problemos dirvožemio, kodėl atsiranda? Sąžininkai, čia kartuoju, gal čia matė jūs, kaip sakau, jūs atleiskite, jeigu kažkaip atrodo, bet mano supratimu tai yra labai svarbu kartuoti ir 100 kartų kartuoti. Dirvožemio sudėtis tokia elementariai atrodo. Mineralinė dalis yra, organinė dalis 4%, gali būti daugiau, gali būti mažiau, čia priklausomai. Oras 25 ir vanduo 25. Va šitos dalis oras ir vanduo labai svarbu. Vandens yra, kartais atrodo, užtenka lyja, prie tas vanduo stovi, susigeria, pilnas dirvožėmis vandens, oro tada nėra. Oro, kai nėra, tada augalų šaknim, suprasti, augalams augti, mikroorganizmui gyvuoti reikalingas deguonis, reikalingas oras į dirvožėmis. Turi prieiti, ypač iki 15-20 cm, iki 15 tegu būna, turi oras ten įeiti, turi būti poros, turi būti kanalai, kad ten galėtų įeiti tas oras. Jeigu jo žemė suminta, jeigu jinai kažkokia ten dar prilyta, va tokia struktūros nėra, prilyjo, ten vanduo užėmė tas poras, kur galėtų būti oras, ilgai stovys ten, nesigeria, nes visokie padai yra, ir tada tos problemos prasideda, augalai neauga, stresuoja, ten nieko nepadėsim, jokiais mikroelementais, jokiais tenai maitinimos medžiagom nepadėsim, nes problema yra ne ten, problema yra dirvožėme, būtent jo struktūrai. Ir pagrindiniai elementai, kurie eina į humusų sudėtį. Humusas, kaip minėjau, organinė dalis, ten nuotraukai buvo 4%, organinė dalis yra vienas dalykas, humusas yra kitas dalykas, netgi girdėjau tokių pasisakymų, humusas kaip toks yra sugalvotas, tas pavadinimas toks kaip natūraliai neegzistuoja, egzistuoja organinė anglis, organinė medžiaga, humusas, kaip susitarta įvardinti, kas tai yra.
Tai yra ir perdirbtos maisto medžiagos, ir dirvožemiai, ir tie mikroorganizmų likučiai kažkokie, kur žuvę, ir jie suformuoja ten savo išskyrom, kokias jie pagamina savo veikloje maisto medžiagas, aminorūgštys, huminis rūgštys, jie suformuoja, sulimpa su grumsteliais dirvožemio, suformuoja tokius junginius agregatus ir jie tokie turi jau ir stabilumą tokį turi, ir tai nėra jau žemė, kaip pasakyti, humusas nėra mechaninė dalis, tai jau yra organinė dalis, praturtinta mikroorganizmais, praturtinta jų išskirmi ir visokiam organiniam medžiagom. Ir pagrindiniai elementai, kurie humusų sudėti eina anglis, azotas, fosforas ir siera. Bet pagrindinis tai yra anglis. Mes ir kalbame dabar apie anglies, visą tą, ką kalbame, ir mes, toks tikslas yra pasakoti žmonėm, kaip šitą anglį padidinti dirvožemį, būtent šitą organinę anglį, kaip padaryti, kad būtų daugiau. Nes kuo bus daugiau organinės anglies dirvožemėje, tai tiesiogiai paskui ir humusai įtakoja didesnis kiekis, tada jeigu bus daugiau humusų, bus daugiau ir azoto, nes irgi buvo skaičiavimai, kad azoto čia 6-8 procentai, kuo daugiau azoto dirvožemėje, tuo mažiau mums mineralinių trąšų reikia. Reiškia, kuo organikos daugiau dirvožemėje, kuo daugiau humuso, tuo pats dirvožemis natūraliai turi daug daugiau organinio azoto, kuris gali būti lengvai prieinamas augalams, kultūroms, kurios auga ten. Tada mineralinio azoto mes galim smarkiai mažinti, jeigu yra humusų pas mus daug, nuskaitykime, dabar būna 2 procentai, iki 2-2,5, kažkas sako 4-5 jau turi, tokie išskirtiniai atvejai jau labai gerai, jeigu tokių jau yra, atskirų laukų, jeigu yra tokių, tai labai gerai 4 procentai, tai galvoju humusą kalbu. Jau ten skaitos ir azotų yra pakankamai augalam prieinamų, kažkokią dalį dar galima mineralinių nešinėti, jeigu didesnių derlių norim, bet jeigu ten dar kokio sėjomaina gera, augalai geriau auginami, ankštiniai augalai, tai ten gal ir visai nebūtina. Taip, dabar keliai kaip anglis patenka į dirvožemį, taip prabėgsiu, taip ir visiems žinomi tokie atrodo tas organinės medžiagos įnešimas, tai reiškia, galim papildomai nešti mėšlą, kažkokią organinės trąšas, galima kompostus kokius įnešinėti, papildomai iš kažkur kitur atnešam, į šitą lauką konkretų įnešam. Gali būti, aišku, palikti šiaudai jau iš tos kultūros, paliekam vis tik iš viršutinės tos augalų dalies, ten yra anglies. Ir dar vienas svarbus dalykas, kur čia australų mokslininkai labai kalbėjo, viena tokia mokslininkė, būtent skysta anglis. Pas mus mažai dar kalbam apie tai. Ta skysta anglis, tai reiškia augalų išskyros į dirvožemį, kad maitintų mikroorganizmus. Augalai per šaknis geba išskirti medžiagas, cukrus ir visokius kitokius organinius junginius ir maitina mikroorganizmus. Jie juos pritraukia, mikroorganizmai mainais augalam atiduoda kitas maisto medžiagas, mikroelementus. Jeigu su grybai sudaromi korėse augalas, tai jis irgi maitina cukrum tą grybą, o grybas jam vandenį paduoda, fosforą gali atpalaiduoti iš neprieinamų formų, kur augalas nesugeba paimti, tai žodžiu tie grybai ir tie mikroorganizmai ir bakterijos yra, kurios atpalaiduoja fosforą, prieina prie augalo, augalas juos pritraukia. Žodžiu, vis atrodo tas ryšys, ryšys tarp augalo ir tarp mikroorganizmų yra toks neatsiejamas, atrodo jis ten natūraliai, gamtoje jis toks neatsiejamas, jie vienas nuo kito taip priklausomi mikroorganizmai nuo augalo, nes augalas sugeba saulės energiją, fiksuoja cukruose ir paduoda jiems, jie minta tą saulės energiją ir jie energiją gauna, konkrečiai saulės energiją per cukrų, o jie mainais atiduoda tas iš dirvožemio maisto medžiagas, kurio augalas pats negeba paimti. Tie ryšiai tokie, jie neatsiejami ir yra patys pagrindiniai. Ir tą suvokti, jeigu tą principą suvokti, kai šitie procesai vyksta dirvožemė, ta maisto medžiagų apytaka, netgi tie tokie, dabar kai pagalvojau, jau ir kiti mokslas jau pradeda kalbėti, užsienio jau mačiau, kad šitas būdas, toks mitybos būdas su mikroorganizmais yra pats pagrindinis. Netrašus, ne tas osmosinis būdas, kaip sako, kad slėgis mažesnis, didesnis, tai augalai taip iš dirvožemio aplinkos įstumia į augalą. Maisto medžiagas ištirpusias vandenyje, tas būdas nėra pagrindinis, toli gražu. Šitas podas iš dirvožemio mitybinė, kaip augalai su mikroorganizmais sudaro tos ryšius ir vienas kitiem maisto medžiagom aprūpina, tas pats pagrindinis. Ir jisai labai svarbus, bet esmė jį išsaugoti ir padaryti, kad kuo jis daugiau veiktų. Kuo daugiau veiktų ir kad tai veiktų, tie pagrindiniai sveikų dirvožemio principai turi būti laikymosi. Nori, kad tas ryšiai tie tai būtų tarp mikroorganizmų, tarp grybų ir tarp visų kitų. Ir tarp augalų šaknų turi būti, kad nepažeista ta struktūra, žodžiu, minimalus žemės judinimas. Gali čia, aišku, tiesiog nesėja, jos nesėja, visi kiti būdai. Kuo mes daug minimalus judinimas, galimas, bet toks gilus judinimas, jeigu minimalus dirbimas, gilus judinimas vis tiek atrodo struktūra draskome, bet jeigu reikia, tai kartais jeigu reikia, bet kartais jeigu jau struktūra susiformuoja, čia kaip nuotrukyti augalų šaknis tą padaro. Dirvožemio danga, kodėl svarbi dirvožemio danga?
Mano supratimu, jeigu gamta, ką gamta užaugino virš dirvožėmio paviršiaus, tas ir turi likti ant dirvožėmio paviršiaus, kaip kad miške būna lapų, niekas neįterpinėja, juk ten niekas neina neužkasa į žemę, bet jie kažkodėl tai ateini vis kiekvienais metais jų ten mažiau būna. Mikroorganizmai patys juos apdoroja, mikroorganizmų yra ir ore, yra ir ne tik dirvožėme, jų yra visur. Jie patys, jeigu jiems reikia maisto medžiagų, jie patys paims sliekai. Jeigu yra dirvožėmis sąlygos jiems gyventi, jie sutrauks šiaudus, traukia į dirvožėmį kaip reikiant, jie ten paima, sutempia. Pats šiemet mačiau labai tokių labai įdomių variantų, ten tokių, kur jie ten tos traukia kaip reikiant organiką į dirvožėmį. Ir bioįvairovė, tai augalai įvairūs, įvairios šaknys, įvairios kultūros, gyvos augalų šaknys, reiškia, kuo augalas, čia va tas principas gyvos šaknys, kodėl svarbu, todėl kad kultūros pas mus auga, kiek ypač vasarojus, 2-3 mėnesiai, ne, pasibaigia ta vegetacija. Jeigu žeminis ilgiau užtrunka, tas žiema neauga, bet paskui periodas ilgiau, tas mitybė, ta mainai maisto medžiagomis, ta, kol žalias augalas, tol vyksta fotosintezė, kol vyksta fotosintezė, tol augalas geba ir savo aprūpinti dalį maisto medžiagų, cukrų savo palieka, kitą dalį jis maitina mikroorganizmus. Tas labai svarbus momentas, jeigu jau ta pagrindinė kultūra baigia vegetaciją, turi būti kitos kultūros, kurios testų tą toliau. Nes mes irgi, jeigu nesimaitinamės, norim maitintis ištisai, nebūna, kad kažkokią savaitę nesimaitiname dėl kažko ar mėnesį. Reikia pastoviai, kad maitintųsi tie mikroorganizmai, tai reiškia, turi būti ta žali gyvos augalų šaknis, tas principas, pas mus žiemą gali nebūti, bet jeigu tarpinius pasėlius auginsime, iš karto po kultūros pasėjam arba įsilius kažkokius padarome, ir auga kitas žeminės kultūras pasėjame ir vėl tas augalas dirba pastoviai užimta augalais. Ir kuo daugiau užimta, kad nėra tarpo laisvai tai juodai žemė. Va šitas pats blogiausias dalykas, ta juoda laisva žemė. Kai niekas neauga, suskusta suarta ir stovi tie laukai per žiemą. Jeigu per žiemą ar kažkas, čia tas arimas, mano supratimu, yra blogis. Tik konkrečiai dirvožėmio degradacija vyksta. Mikroorganizmai maisto neturi, jie tada pradeda organinę dirvožėmio dalį valgyti, jiem irgi reikia maitintis. Tiek jų ten būna, nebūna, kad dirvožėmė kažkokiam juodoj, nu toj žemėje ar arime ten nėra mikroorganizmų. Jų yra, jų gal yra mažiau, jų sumažėja, rūšinis sudėtis sumažėja, jie kiti nueina savo ramybės, turbūt laukia geresnių laikų. Jie gebus išlikti, tie mikroorganizmai, ten tikrai nėra taip paprasta juos sunaikinti, bet jiem nesveika, visiškai negerai. Gyvūnkystės integracija, šitas principas toks yra Amerikoje, užsienio labai populiarus ir labai jisai naudingas ir labai dirvožėmį didžiulę įtaką daro būtent anglies pokyčiui. Ten pagal vieną tokį Geibą Brauną amerikietį fermerį, jis tą kaip pritaikė gyvulius, jo anglis dirvožėmė dvigubai padidėjo. Skaitykim, nuo kokių 3%, kai jau turėjo su kitom priemonėmis, ten su tuo nautilu, su tarpiniais pasėliais, su jomanais, ten pasikėlė iki kokių 3-4% nuo 2%. Ir po to tik integravo gyvulius į tos, ne į pievas, čia turiu galvoje, į gamybinius laukus. Į gamybinius laukus reiškia į tarpinius pasėlius. Į tarpinius pasėlius leidžia gyvulius, pas mus dar kol kas to kalba, kad galima lyg ir girdėjau, čia ministerija, bet kažkaip taip realiai liktis taisyklės, kai tai žiūriu, kad negalima gyvulių ganyti. Nors sakoma, kodėl negalima, Europoje tai jau yra, kad galima valstybėse, kai kuriuose tai tikrai galima. Ir būtent tas gyvulių ganimas ant tų tarpinių pasėlių. Kad ir nereikia tada ūkiai tie, kurie taiko, netgi tas Geibas Braunas sakė, jis neturi jokių pievų, neturi jokių ganyklų ten tiem gyvuliam, jis juos laiko gamybiniuose laukuose, tarpiniuose pasėliuose, arba kažkokią žalę gal užaugina, kažkokią pievą augina gal, nu ta prasme kaip žalę pūdymą, kas pas mus būtų, ten gyvulius vasarą laiko, nieko ne kultūrose auginti, bet būtent gamybiniuose laukuose ir tas labai smarkiai jam anglį padidino dirvožėmį, kaip minėjau, nuo 3-4% iš karto iki kokių 6% per porą gal metų jau tos gyvulius, kai paleido, labai svarbus dalykas, kol kas pas mus nežinau, kaip čia įgyvendinta bus ir kiek žmonės tą supras, turbūt nelabai greitai ir nelabai taip paprasta didelė bendrovės, tikrai to nedarys, niekas gyvulių tų nevarys į laukus, čia tokiem mažesniem, gal vidutiniam ūkiam kažkokiem galima būtų pagalvoti. Kas yra dirvožėmio struktūra, čia taip irgi pažiūrėjau, tai dalelių, smėlio, molio, dumblo, organinių medžiagų susijungimas į agregatus. Ir tada, būtent kada palink juos būtų sudarytų poro tinklą, ta nuotrauka dešiniai, čia gera struktūra, skaitosi kairiai tokia jau prasta suminta, tokia ir dalelio nėra, susislėgusi tokia žemė. Praktiškai irgi tas matos, mes ir šiemet teko pasivažinėti laukus, pakapstyti, pažiūrėti tą žemę, vis laik atvažiuoji pakapstai ir žiūri, kur tokia, atrodo ir augalai auga, lyg ir auga arba blogiau jau auga, pasižiūri, va tokia suminta žemė būna tokia. Ta suspausta, reiškia, ir čia ir oro dalelių iš karto mažiau kairiai nuotraukai, iš karto mažiau, čia problema iš karto bus su augalų augimu, nes oro nėra. Vanduo dar kažkaip ten prasisunks per laiką, bet oro tada jau truks.
O va šitoj kitoj pusėje, matot, tokių dalelių mažiukų, tokių kaip varškės atrodo konsistencija, jau aplink tą grumstuką jau yra oras, jau gali vanduo būti, gali mikroorganizmai gyventi, visiems čia laisvės yra. Kai jau mikroorganizmai gyvena dėl to, kad oro yra. Jiem irgi kvėpavimo reikia oro. Kad prieitų iki šaknų zonoje būtų oras labai svarbu. Tas oras labai svarbu. Ir ta struktūra, kaip ją tokią padaryti gerą. Kaip ir minėjau, ten tie principai svarbus dirvožėmio. Svarbus sliekai, svarbus augalų šaknis, apie tą pačią tuos principus, kur anksčiau paminėjau, va tie svarbus, visi tie principai, visi kartu, negalima kažkaip, galvojau, tiesiog nesieja dabar, nautilo čia pradėsiu daryti, ne? Nei tarpinių neauginu, ten kažkaip dar neauginu, jomanus neturiu, tokius kviečiai po kviečių, ten dar auga kažkaip, ten arba javai po javų, tai irgi negeras variantas. Bet tada reikia kažkaip pradėti galvoti kitaip, jeigu noriu tą dirvožemį ilgai perspektyvoje atstatyti, pagerinti organinės anglis kiekį dirvožemėje, turiu pradėti galvoti sistemiškai, vis plačiai. Ne taip, kad atrodo gerai, vienas siemoji, tai vienas iš dalykų, kad mažiau judinti žemę, mažiau kūrų, mažiau taršos, daugiau anglies liks dirvožemėje, nes mechaniškai mes jos nepaleisime, nes teigia, jeigu dirva tik judinama ne taip, kad daug kartų pravažiuoja jau traktorius išmetimai yra tarša, bet yra ir dirvožemė pati, kuo daugiau pravažiuoja, moksliniai tyrimai buvo padaryta, tuo daugiau CO2 iš dirvožemio paleidžiame. Ta pati anglį per CO2 mes jį paleidžiam. Tai reikia kuo mažiau judinti. Auginti tarpinius pasėlius, dangą turėti apie tą patį. Sėjomaina, kad pagerinti sliekai tada bus. Kai bus danga, dar labai fainas faktorius, toks praktiškai pastebėjimas, kuo danga, jeigu danga yra, nes auga kažkokie kviečiai plačiais jos tarpueiliais, ten tokie kaip dabar 25 jau yra galimybė sėti, ir ten turi būti danga, kažkokie likusi šiaudai praeitų metų liekanus rapsų ar kažkieno turi būti ta danga. Neturi būti žemė įterpta, mano supratimu, geriau, kai lieka ant paviršiaus. Nes tada po ta danga, net ir vasara, kai jau tokia atrodo šiluma, tokia yra, jau būtų linkusi skilinėti žemė kažkur, čia iš praktikos irgi pastebėjimai, kultūrinėse pasėliuose žeminių kviečių jau buvo plyšiai, tokie prisimenu priemoliuose, o ražieniniam lauke mes tokią galimybę turėjom, palikinėdavom ražieninius laukus, ten sėdavom paskui jau žalius savo ūkį, sėdavom ne tarpinius pasėlius, bet to žalius pūdymus vasarą. Tai va dar iki pasimų tų žalių pūdymų, ten šiaudų tokio pakrapšto aš tos po šiaudais, ten sliekai vuliojasi, ten jie dirba savo darbą, drėgmės pakankamai, struktūra graži. Žodžiu, kad jie gyventų, va ta danga labai svarbi, labai daug sliekam tai labai svarbu, kad ta danga būtų. Bet jinai kartais netaip paprasta ją ir padaryti, aišku. Taip, gero dirvožemio struktūra. Čia geras, saujelėje tas šviesus toks dirvožemis. Aišku, principas, kuo daugiau anglies, tuo tamsesnis tas dirvožemis. Tokį savotišką kvapą kitokį turi žmonės uostų čia, uostinėje, tai kas jau įpratę, jau kvapas kitoks yra. Ir sveika šaknų vystimasi, kodėl tas dirvožemis reikalingas. Kaip jau ir minėjau, vandens susigirimo greitis ir jo išlaikymas labai irgi svarbi funkcija. Kaip ir minėjau, dėl ko tie potviniai atsiranda, būtent dėl tų dirvožemių negebėjimų išlaikyti vandens. Yra struktūros, vanduo, paviršinis vanduo, jis nesigeria greitai, jeigu dar nuolydžiai tai plaunasi iškart žemyn į tas žemas vietas, ką nuotraukas rodžiau, upelių ištvinimai tie ir paskui upeliai teka žemyn ir tvinsta tada tie gyventojai, kurie ten apačioj prie tų upelių yra. Bet ko to nebūtų, tas vandens susigirimas turi būti. Taip prasiskiria šaknų zona, taip leidžia orui. Irgi struktūra, kai yra, tai oras, kas svarbu, dar kad tą orą šiandien daug kartų apie kalbu, nes tai yra labai svarbus faktorius, kur mes kažkaip atrodo dauguma, tikrai dauguma, kiek aš ir pats susidūręs su žmonėm, neakcentuoja iš vis kažkaip apie tą orą, kad jisai svarbus. Ir taip augalams maisto medžiagas lengviau įsavinti, leidžia dirvožemio mikro makroorganizmas gyvuoti, efektyviai veikti, kai yra oro, apie tai jau kalbėjau, oro yra vandens, jeigu kažkaip neprilys, netgi kaip gera struktūra, jis gebės vanduo iš gilesnių sluoksnių pasikelti aukščiau, jeigu jinai bus gera. Augalų šaknis augs giliau, kai kurie augalai augina dėl to tas šaknis gilesnės, dėl to, kad jie tas maisto medžiagas ir vandenį iš apatinių sluoksnių iš giliau pakelia į viršų. Ir to jų pakelimų po jų kažkaip žūties ar mūsų nužudimo ar kažkaip vanduo lieka kitiem augalam, lieka maisto medžiagos pakeltas. Giliašakniai, jeigu auga lauke usnis kokius ar ten dar tos giliašaknis kiaulpenis kokius, jeigu pasėliai auga, sunku jų ten išnaikinti, atrodo, kuo jie čia atsirado. Tai jau požymis yra, augalai man rodo, kad dirvožemis yra kietas, yra sukietėjęs. Mikroorganizmai skatina augti usnis, kad tos usnis auga giliomis šaknų sistema, jiem orai dirvožemiai leistų. Tokie principai dirvožemių. Tai čia nėra toks blogis, reikia atrodo kaip ir nepageidautini augalai, bet reikia žiūrėti, ką jie mums sako, apie ką kalba tas visa aplinka. Kiti augalai, jeigu smėlis koks yra, tai usnės neaugs, jeigu labai tokia puri žemė, tai ten augs kažkokius kuokštinės šaknis, kurios turi, varpinių žolės, dar kažkokios, kurios kuokštinės turi, kad jau surištų tą viršutinį sluoksnį, kad nedulkėtų tas dirvožemis.
kad vėlgi taip kažkaip natūraliai gamta pati tvarkosi. Jeigu kažkaip leisim ją ir pastebėsim. Taip, jeigu čia toks jau į pabaigą, pats paskutinis slaidas, aš galvoju, jeigu turėsit klausimų, padiskutuosim, jei norite, čia amerikietis, ne kanadietis, toks fermeris pasakęs, man labai patiko toks. Jei norite mažų pokyčių, pakeiskite savo veikimo būdą. Jei norite didelių pokyčių, pakeiskite savo požiūrį. Čia apie tai, apie ką mes kalbam. Jeigu viskas gerai, kažkaip ūkė, noriu kažką ten, nu, tokį menką pakeitimą padaryti, užteks jėmą pakeisti, gal kažkokį ten derlių pakelsiu, geriau kultūrą, augs kažkaip, bet jeigu norit kažkaip pakeisti visą tą ūkį, bet netenkina jau dirvožymis, kad koks yra, matot, simptomus degradacijos, čia jau reikės, neužteks jėmosios pakeisti, čia va tu apie tą, kad reikia pakeisti tą tokį savo požiūrį platesnį tokį, nekalba apie pasaulėžiūros keitimą, kažkaip apie čia pasaulėžiūrą dar plačiau apima, bet būtent tą požiūrį į agronomiją, į tą visą dirvožėmį, į tą visą žemės ūkio augalų ir iš dirvožėmio ryšį, apie šitą reikia galvoti, tokie jau filosofiniai atrodo klausimai, kažkas man pasako, tu jau čia filosofuoji, kažkaip kai supranti, mes kaip žmonės esam tiesiogiai susiję su visa aplinka, su visais dirvožėmiu, kai sakau, mes įsivaizduojam kartais tokie protingi gudrus, kad čia mes pakeisim, padarysim, čia padarysim tą gamtą, palenksim kaip mums reikia. Tai čia iliuzija yra, iš tikrųjų pagalvojęs, tai gamta. Ir mes išeisim, pasitrauksim, dėl kažko įsinaikinsim, bet gamta liks toliau, gyvos ir vėl atsistatys. Tai čia į genus yra. Tai tiek tada. Dėkoju tada jums už klausimą.